Sveiki visi mano brangus klientai ir žiūrovai. Ką tik atlikta automobilio paieška pagal užsakymą. BMW F11. Neeilinis. Turi labai gausią komplektaciją ir labai gerą būklę, bei mažą ridą. Ir pakeista ką tik grandinė. Taip, apie komplektaciją. Adaptyvų žibintai, pliusas, tikrai nemažas. Turim linijas, atstumą, šoninį asistentą, head-upą, turim M vairą. Gaila dažytas, bet kokybiškai. Nėra ko norėti, nenaujas automobilis. Kaip perpardavinėtojai sako. Nu ir realybė tokia iš tikrųjų. Po to turim rekarą, rudą saloną. Tikrai labai gražu, išlaikyta. Faina kombinacija, juodas kilimas, rudas sėdynės, užsilenkiantis veidrodėliai, hi-fi muzika, bagažinės liftas yra. Tikra rida, tarp kitko, 230 000 beveik. Yra seni ir dar vis galiojantis vokiški technikinio lapai iki 23.11 mėnesio. Tai reiškia, nebuvo prieš pardavimą pravarytas technikinis ir yra netgi 3 seni technikiniai. Didžiulis pliusas, kad iki 23 metų, 1 mėnesio, buvo aptarnautas BMW centre. Tai reiškia, automobiliui tikrai nebuvo gailėta pinigų ir buvo prižiūrėtas tinkamai. Nu ir matos, iš tikrųjų, iš bendros būklės automobilio nėra jokių rimtų trūkumų. Nors iš tikrųjų yra. Kaip pavyzdys, yra 2 raktai. Vienas raktas yra pridėtas tiesiog nuo kitos mašinos. Tai reiškia tik vienas raktas. Po to dar rimtas ganėtinai trūkumas yra. Sukant vairą paužė. Vairo kolonėlė šarotė kainuoja tarp 300 ir 400 eurų. Pakeitimas 150 eurų. Tai žodžiu, mes nusiderėjom 600 eurų nuo šio automobilio. Manau, kaina tikrai yra adekvati ir labai gera, nes automobilio būklė aukšta, rida maža. Sunku rasti su tokia maža rida F11 BMW, turi dar net ir panoramą. Tai žodžiu, jeigu jums reikia tvarkingų automobilių, kreipkitės į auto patikrą, galėsim patikrinti ir galėsim surasti. Iki, gero jums likusio savaitgalio.